Sunku kažką ir pasakyti po tokių rungtynių. Noriu pasveikinti Žalgirį su užtikrinta pergalė. Gaila, kad nepavyko duoti kovos. Kaip sakant, reikia mokėti laimėti, reikia mokėti ir pralaimėti. Šį kartą neturėjom jokių priešnuodžių Žalgiriui. Bandysim revanšuotis kitą kartą. Ar turite klausimų treneriui? Šnekėjom, kad esam per daug pasyvūs, norim nugalėti Žalgirį Kaune, bet įdedam mažiau energijos, mažiau komandinio darbo. Tai ir jautėsi ypatingai per pirmus 2 kėlinius, kad kauniečiai visur buvo greitesni, visur degė didesnių norų.